nuo manęs prakeikimą. Tai klausimas, ką tu čia susigalvojai, žinai, tai ar tu čia, nu, ar tai pasaulį keistai matai, ar jau tikrai kažkokio, žinai, tau truputėlį reikia psichiatro pagalbos, ar tiesiog įsivaizdavimas tau žmogus. Matyčiau šitoje vietoje tokį nenorą irgi tokį prisimti atsakomybės už savo gyvenimą. Egzorcizmas nėra kokia prievartinė, reiškia, kažkokia tai priemonė, kad štai pagavai žmogų, dabar ir iš tavęs iškratysiu velnę. Čia yra laisvo žmogaus apsisprendimas, kad štai aš einu per gyvenimą, kažkas matau man netinka, kažkas tikrai vargina, jau reikia man gelbėtis, aš ko nepajėgiu. Nu va, stengiuosi pats, tai čia yra bendradarbiavimas, tai toks malda, kai jau tada ta piktoji dvasia dėl kažkokių priežasčių, bet kažkodėl tai jie atėjo į gyvenimą. Paprastai ateina per mūsų ar nuodėmę, per paties žmogaus asmens nuodėmę. Kartais gali didesniam šventumui, kartais Dievas leisi net ir šventuosius kankinti, sakysim, ten tėvą Pijų kankino iš Petralčinos, o ne piktasis. Tai, bet čia atskiri atvejai, o šiaip normaliai tai yra kažkokia tai priežastis, kai žmogus pats kažką tai netaip daro.